Paauglystė sudėtingas gyvenimo etapas tiek vaikams, tiek tėvams. Šiuo gyvenimo etapu tėvai dažnai praranda ryšį su savo vaikais, kurie netvirta koja žengia žingsnį iš vaikiško į suaugusių gyvenimą. Šią problemą pastebėję iniciatyvūs savo sričių specialistai beveik prieš 20-metį įkūrė pagalbos paaugliams iniciatyvą. Tai yra viešoji įstaiga, nevyriausybinė organizacija pagalbos paaugliams iniciatyva. Ir ji buvo įkurta 2004 metais, kada mes keturiesi tada buvome, 3 psichologai ir aš kaip socialinis pedagogas, dirbdami savo darbuose, matėm tokią didelę bėdą pagalbą paaugliams. Tiksliau pagalbą suaugusiam, kad paaugliai gyventų geriau. Tai mes paėmėm ir įkūrėm šitą įstaigą, keturiese tada, ir taip atsirado pagalbos paaugliams iniciatyva. Iš pradžių tas buvo tas objektas, kad jeigu taip kalbėti konkrečiau, tai mūsų klientai tokie patys svarbiausi, tai yra visi suaugę žmonės, kurie augina paauglius, kurie atėjo į paauglystę. Dar nežiūrint ten ar įvaikinti, ar globojami. Tačiau man jau ta tema įvaikinimo ir globos, jinai buvo visada aktuali, nes mano ir patirtis yra globos sferoje didžioji, tai kažkaip tiesiog laikė eigoje išsiryškino arba išryškėjo tokia labai aiški tikslinė grupė. Tai nuo 2008 metų mūsų didžioji veikla tai būtent yra darbas su įtėvių ir globėjų šeimomis, su įvaikintais ir globojamais vaikais. Pagalbos paaugliams iniciatyvos darbuotojai veda mokymus tėvams, kurie nori įsivaikinti ar tapti vaiko globėjais. Tačiau kuogi skiriasi įsivaikinimas ir globa? Iš principo, jeigu labai paprastai, tai yra lyg tai tas pats apie vaiko auginimą, vaiko, kuris neteko tėvų globos, auginimą, priežiūrą ir rūpinimąsi juo. Tačiau, jeigu kalbam apie globą, tai mums reikia suvokti, kad globa keletą dalykų, kad pirmas dalykas, tai globa yra baigtinė. Tai reiškia, mano oficialus vaiko atstovavimas, jis yra baigtinis, kada vaikui sukanka 18 metų. Tai ir tada mūsų tie santykiai tokie, priežiūros ir paklusnumo ar kitokie, jie lyg ir nutrūksta. Dar reikia žinoti, kad globėjai arba globojamo vaiko gyvenimas yra remiamas iš valstybės. Valstybė moka išmokas tenkinti vaiko poreikiams. Tai reiškia iš mūsų visų mokesčių mokėtojų biudžeto. Dar toksai skirtumas yra, kad globėjas gali nusišalinti nuo savo pareigos, jeigu sutriko sveikata, arba jį gali atleisti nuo pareigos, jeigu jis netinkamai vykdo. Matyt, čia ir galbūt tai nekeičiamas vaiko pavardės ir taip toliau. Jeigu yra įvaikinimas, tai mes turim žinoti, kad įvaikinimas prilygstamas gimimui. Tai reiškia, kad yra sukuriami nauji civiliniai santykiai. Čia kaip gimsta vaikas, taigi įtėviai tampa ir vaiko gimimo liudijime, kaip tėvas ir motina. Maža to, jie turi duoti vieną, jeigu pavardės yra skirtingos, vieną iš jų vaikui pavardę. Ir įtėviai neša visą teisinę, moralinę, finansinę atsakomybę už vaiko gyvenimo gerovę. Paprastai reiškia, kad mes turime uždirbti jam pinigus, kad ir pirkti už savo uždirbtų pinigų. Lietuvoje įvaikinimas yra konfidencialus, todėl po teismo sprendimo nei įtėviai, nei biologinė šeima informacijos vieni apie kitus negauna. Įsivaikinimas ar globa negali būti lengvabūdis sprendimas, tad prieš išreiškiant norą globoti ar įvaikinti vaiką, pirmas žingsnis – gerai apgalvoti savo sprendimą, įvertinti savo galimybės, ryžtą ir sugebėjimą atliepti vaiko poreikius. Ta kelio pradžia yra vienoda, tiek norint įsivaikinti, tiek norint globoti vaiką. Aš turiu, čia tikriausiai reikia pasakyti, giminystės ryšiais nesusijusi vaiką. Jeigu aš noriu globoti arba jį įvaikinti. Tai pirmas kelias, tai tikriausiai reikėtų pačiam pagalvoti, kiekvienam, kas apie tai galvoja. Tai tokie yra paprasti klausimai, ko aš noriu, kodėl aš noriu
ir ar aš galiu daryti tai, ką aš noriu. Nes kalba eina apie vertingą asmenybę su visomis vertybėmis, gebėjimais ir teisėmis ir pareigomis. Ir jeigu mes jį priimam į savo šeimą, tai tikrai mes turim pasvarstyti. Tai jeigu jau gimė ta mintis, kad galbūt aš noriu, tai reikia mums rašyti prašymą, ko aš noriu, ar globoti, ar įvaikinti, pridėti sveikatos pažymas pagal nustatytą formą ir teikti teritorinį vaikų teisių skyriui. Sekantis etapas tai yra mokymai pagal GIM programą, kur šiuo metu yra 8 susitikimai po 3 astronominės valandas, vieną kartą į savaitę. Ir šitų kursų metu jau tada sudaromos sąlygos asmenims svarstyti tikrai, ar aš teisingai nusprendžiau, ar aš tai galėsiu padaryti, nes tai nie juokas yra priimti vaiką, kurio jau likimas vieną kartą buvo kažkaip stipriai sužalotas. Ir po šitų mokymų turiu pasakyti, kad asmenys šeimos gali atsisakyti, sakyti, čia ne man, aš suklydau ir tai yra labai normalu. Valstybė neprašo kompensuoti už kursus ir mes tik palinkim jiems, kad jeigu dar kartą sugrįžta mintis, kad gal visai normalu, sugrįžkite pas mus ir mes toliau rengsime kartu išvadą apie jūsų pasirengimą įvaikinti arba globoti. Tų kursų metu taip pat dalyviai turi teisę keisti savo ketinimus. Pavyzdžiui, atėjo kaip norintis globoti, dar nepasakiau, kad globa yra prižiūrima, stebima. Tai daro vaikų teisių apsaugos skyrių specialistai. Įvaikinimas jis nėra stebimas kaip konfidencialus, nebent įtėviai netinkamai vykdo savo pareigą ir tai praneša jau kiti asmenys. Tai kai jau yra išvada, tai tada stojamos į eilės, tam tikras įtėvių yra vienintelė Lietuvoje eilė, kuri yra Valstybės vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje. Ten yra įtraukiami Lietuvos Respublikos piliečiai, norintys įvaikinti. Toj pačioj tarnyboje yra kitas sąrašas Lietuvos Respublikos piliečių vaikų galimai įvaikinti. Ir valstybė sudaryta komisija, kad atsiranda tokių vaikų, kaip ir poruoja arba siūlo įsivaikinti. Tuo tarpu globa jinai organizuojama šiek tiek kitaip, daugiau teritoriniais savivaldybių principais ir tokio kaip vieningos sistemos, kurie nori globoti, nėra kol kas. Pasak pagalbos paaugliams iniciatyvos vadovo, vis dar tenka susidurti su žmonėmis turinčiais žalingą įsivaizdavimą apie globą ar įsivaikinimą. Specialistas pabrėžia, kad iššūkių įsileidžiant vaiką, kuris jau patyrė tėvų netektį, yra daug. Aš gal sakyčiau, toks labai svarbus dar vis galioja, kad, priima tam tikrus sprendimus dėl globos ar įvaikinimo, tai turiu vietos 6 lovai, turiu sriubos lėkštę prie stalo vietos, ir labą dieną, viskas čia bus gerai. Tai tas įsivaizdavimas jis yra labai žalingas tiek suaugusiems, kurie taip galvoja, tiek ir pačiam vaikui, jeigu jis ateina tą šeimą. Nes įtėviai ir globėjai turi suprasti ir mes juos mokome per mokymus, kad štai kas atsitinka su vaikais, kurie ateina į šitą sistemą. Pirmiausia, jie turi netekti savo biologinės šeimos. Man būtų galbūt tai plačiai sudėtinga pasakyti, aš tai vadinu, tai yra fundamentalioji netektis, kai tu netenki visko tame tarpe statuso, perspektyvų ir aplamai, tu visada jau būsi arba globojamas, arba įvaikintas, tai yra ir įtėvių ir globėjų užduotis yra padėti tą fundamentaliai netekti vaikui suvokti ir išgyventi. Nes psichologija sako, kada mes neišgyvenę netekčių, tiesiog mes neaugame, neprogresuojame toliau. Liktai tai sustoja. Ir tai yra viena labai svarbių užduočių, kurią turi įtėviai ir globėjai, ko neturi biologiniai tėvai. Antra užduotis įtėviam ir globėjam, tai yra kurti
vientisą vaiko identitetą, nes šitoje istorijoje būna visada biologiniai vaiko tėvai, ir įtėviai arba globėjai. Tai du tėtukai, dvi mamytės. Ir iš tikrųjų įtėvius ir globėjus mes raginame neignoruoti vaiko biologinės kilmės. Maža to, pasitikrinti, koks santykis jų pačių asmeninis yra su tais suaugusiais žmonėmis, kurie dėja negeba rūpintis tinkamai vaikais. Nes tai viena iš priežasčių, kada įtėviai ir globėjai patampa geriečiai, o anie yra blogiečiai. Tai yra labai bloga pozicija. Dar kas iš tokių mitų galėčiau pasakyti, kad žinai, aš žinau, suaugęs žmogus, aš žinau, ko reikia vaikui, aš pasakysiu. Yra šiek tiek kitaip. Visų suaugusių, kurie augina vaikus, nesvarbu ar globojamus, ar įvaikintus, ar biologinius, užduotis yra pastebėti ir suprasti vaiko poreikius. Esminis mūsų visų poreikis yra kokybiški santykiai. Tai labai reiškia praktikoje labai paprastai, kad bendraujate su kitu žmogum, man turi būti malonu, ir kitam žmogui turi būti malonu. Tai yra kokybė. Ką darome mes suaugę žmonės? Mes vaidiname, kad mes žinome. Visada žinome, ko reikia vaikui ir sakom, daryk taip arba daryk kitaip. Tai nėra kokybiški santykiai. Taigi tas suaugusių direktyvumas, kad aš žinau, jis reiškia iš principo nieką. Paskaityti 3 kokias psichologijos temas knygą, tai reiškia, geras galbūt laisvalaikis, bet jokių būdų nereiškia, kad iš tos knygos turinio yra bent vienas sakinys, kuris atitinka to vaiko poreikis, kurį mes auginame. Tai štai čia, kad aš pasakau ir direktyviai liepiu, tai iš principo ardo tos kokybiškus santykius, nekuria jų. Tai aš visada rekomenduoju ir sakau, pabandykite būti ne vaiko mokytojais, o atvirkščiai. Atsistokime į gero mokinio poziciją ir leiskime vaikam būti mokytojais. Nes vaikai, iš mano praktikos, jie visada puikiai moka pasakyti, gal šiek tiek kita kalba, ko man reikia. Mūsų reikalas tik pagalvoti, kaip tai galima, patenkinti šitą poreikį. Aš manyčiau, kad štai ta direktyvioji pusė suaugus viena iš tokių, čia galbūt net ne mitas, bet įsigaliojusi nuostata, kad suaugę visada viską žino. Tai yra absoliuti netiesa. Pagalbos paaugliams iniciatyva jau ne vienerius metus dirba su įtėviais ir globėjais. Veda mokymus ir lydi globos ar įsivaikinimo procese. Įvaikinimo ar globos procedūra neįvyksta akimirksniu. Iki įvaikinimo ar globos fakto vaikas dažnai prižiūrimas budinčio globotojo, apmokyto ir paruošto asmens, kuris savo namuose teikia priežiūros ir apgyvendinimo paslaugas. Ką išlošia iš to vaikai? Ypatingai labai daug išlošia mažamečiai vaikai, tai yra nuo gimimo iki 3 metų, nes šitas amžiaus tarpsnis yra labai svarbus, ugdant arba mokant vaiką prieraišumo, prisirišti prie kito asmens. Tai budintis globotojas kaip vienas prie vieno su vaiku, būtent jis sukuria tas sąlygas prieraišumui vystytis. Ir čia, reabilituojant buvusių kūdikių namus, tarkime, tas istorijas, tai reikia ir suvokti, kad štai kada buvo kūdikių namai, jie tiesiog šitų sąlygų negalėjo išpildyti. Kodėl? Todėl, kad ten ir buvo pamaininis darbas. Kūdikiui, vaikui matėsi į parą 2-3 veidai, 2-3 įpratimai, kaip rūpintis, kvapas, rankų prisilietimai ir taip toliau. Ir jam būdavo chaosas, tai kas čia yra svarbus. Nebuvo ten jokio tokio pagrindinio žmogaus. Tai tiesiog ta sistema buvo netinkama, tai dabar budintis globotojas iš tikrųjų kompensuoja tą prieraišumo vystymas ir iš tikrųjų, ką mes stebime, tai nuo 18 metų iš tikrųjų
kai kartais vaikai užsibūna pas budintį globotoją dėl teisinių dalykų, tai iš tikrųjų jie įgyja, jau jie turi išsiugdę prieraišumo gebėjimą. Dar reikia pasakyti tikriausiai apie tą prieraišumą ir tą gebėjimą, kad jeigu aš vieną kartą išmokau prisirišti, bet tas žmogus išėjo, tai aš iš tikrųjų tą savo gebėjimą galiu naudoti ir panaudoju su kitu asmeniu. Bet štai čia yra tas pats, kas jeigu išmoksti važiuoti dviračiu, bet kurį laiką ten kokioj Saharoje gyveni negalima važiuoti, po 15 metų sugrįžus, aš sėdu ant dviračio, iš pradžių gal šiek tiek blogiau, bet toliau aš jau vėl važiuoju. Bet štai tas institutas budinčio globotojo iš tikrųjų yra toksai vaiko emocinės gerovės užtikrinimo garantas. Gal kiek yra kitaip, kada vaikai ateina pas juos vyresnio amžiaus paauglystėje, tai čia reikia tik atsiminti, kad paaugliams nebereikia prievaizdų, paaugliams reikia laisvės ir taip toliau ir panašiai. Čia šiek tiek yra kiti dalykai, bet budintys globotojai yra tam ruošiami ir rengiami. Aišku, kiek jie paklūsta ir kiek jie klausosi. Aš vis dėlto akcentuočiau svarbą budinčio globotojo mažamečiams nuo gimimo iki 3, 5, 6, 7 metų. Netgi, sakykime, iki 10 metų, kada vaikui reikia mokytis suprasti tą pasaulį. Su paaugliais yra šiek tiek kitaip. Dauguma tai pas mus yra kūdikiai nuo gimimo, dabar turim ir 16 metų mergaitę, tai jie tikrai visi yra patyrę netektį savo tėvų, savo artimųjų, savo galbūt gyvenamosios aplinkos įprastos. Ir jie irgi prisiriša prie budinčių globotojų, kūdikiai net vadina ir mama, ir tėtis. Ir manau, tie iššūkiai, kai jie jau pakliūna į nuolatinę šeimą, į įtėvių šeimą, tai tas adaptacinis laikotarpis irgi yra labai tokie sunkus jų tikslai ir iššūkiai. Kai manęs klausia, kas yra budintis, dar kita prasme, tai aš visada sakau, kad tai yra žmogus, kuris išgyvena adaptaciją. Tai reiškia, aš per minutę turiu suprasti, pažinti, galvoti, ko aš negaliu, kaip padaryti gerai vaikui, nes aš jo nepažįstu, man atvežė ir labą dieną, rūpinkis. Ar ne? Tai čia yra labai intensyvu, labai taip reikalauja dėmesio, alergijos ir visi kiti dalykai, prisilietimai ir taip toliau, nežinant vaiko gyvenimo patirties. Tai reiškia, mes vadiname tai adaptacija, kada budintis globotojas tiesiog turi susikoncentruoti į informaciją apie vaiką. Adaptacija vyksta ir iš vaiko pusės. Vaikai mus studijuoja, žiūri taip toliau ir kada, ta adaptacija yra labai tokia intensyvi, kada net kartais ir valgyti nenori. Ir dar kas yra būdinga budintiem, kad jie išgyvena netektis. Vaikai išeina į kitą šeimą, arba į įtėvių, arba į globėjų, arba grįžta pas biologinius tėvus, tai natūraliai, jie tikrai išgyvena netektis. Ir mano praktikoje, kai aš kartais tokių mūsų nuostabių budinčių klausiu, ką jūs dabar veikiate, kai išvažiuoja vaikas? Aš verkiu daržą ravėdama, vyras malkas kapodamas, paverkiu, tai yra natūralu išsielvartauti, akivaizdžiai, bet tai ir yra profesionalumo lygmuo, leisti savo sielvartauti, liūdėti, tačiau neįstrigti tame. Yra labai svarbu, dėl to budintiem globotojam yra teikiama visada ta emocinė pagalba ir mes tikrai labai daug dirbame, kad padėti atsistatyti tiems. Kai vaikas išeina ir jeigu tai daugiau nėra vaikų, prižiūrimų, tai iš tikrųjų mes duodame tą vadinamą atokvėpio emocinio atsistatymo laiką ir ką stebime, kai kuriems žmonėms lengviau tai išmokti, nors tuo sielvartu jie tikrai susiduria, jie vėl reabilituojasi, sugrįžta, kai kuriems yra sudėtingiau. Tai aišku, tie žmonės paskui sako, man yra per sudėtinga, o kiti atvirkščiai sakė, aš išmokau susitvarkyti. Labai sunku surasti tokius žmonės, tikrai su jais sudaryti sutartį ir turėti tos žmonės. Mes turim šiuo metu 10 budinčių globotojų. Ir šiaip jos galim tikrai ant pirštų suskaičiuoti, nes tikrai darbas yra be galo sunkus ir manau, kad pats didžiausias yra
Baimė ir rizika, kad jie labai prisiriša prie tų vaikų. Ir dauguma žmonių sako, kad niekada už jokius pinigus negalėčiau tapti tuo budinčiu globotoju, kadangi negalėčiau atsisveikinti su vaiku. Vaikai patekę į budinčio globotojo namus anksčiau ar vėliau grįžta į šeimas arba papildo galimų įvaikinti ar globoti vaikų sąrašus. Kokiais atvejais vaikas gali būti atimtas iš šeimos? Dažniausiai tai būna nepriežiūra. Tikrai nepriežiūra ir apleistumas vaikų. Taip pat yra ir priklausomybės įvairios. Tai su priklausomybėm iš tikrųjų yra labai sunku dirbti ir tie tėvai nesupranta ir negali pripažinti, kad jie ją turi. Ir tada jau dirba daug specialistų su šeimomis. Taip, sėkmės istorijos yra ir kai vaikai grįžta į biologinės šeimas. Ir tikrai, kai ten yra viskas gerai ir toliau yra su šeima dirbama. Nebūtinai įvaikinimas. Mūsų pagrindinis tikslas, kad vaikas grįžtų į biologinę šeimą. Bet kai yra įvaikinimas arba nuolatinė globa šeimoje, tai yra irgi mūsų rezultatas teigiamas. Iš šeimų yra mažesnis grįžimas. Matot, čia yra kūdikiai ir su jais turėtumėm greičiau suktis. Ir yra tikrai nemaža problema, kad jie užsibūna pas budinčius globotojus. Pavyzdžiui, nuo 0 iki metų ir tikrai jie užauga toje šeimoje ir negali jam sakyti, kad žinai, aš ne tavo mama, o mama toj bus kita. Va tame yra problema, kad jie užsibūna. Jeigu būtų viskas sutvarkama per 3 mėnesius, daug maž, tai tikrai būtų ir vaikam daug geriau, ir tai šeimai būtų geriau. Aš asmeniškai iš esmės keisčiau sistemą, nes laukiančių tikrai įvaikinimų yra be galo didelė eilė ir labai lėtai juda, nes vaikai užsibūna pas budinčius, pas globoj, galbūt įstaigose. Dėl vaiko tai nėra staigus išėjimas. Bet kuriuo atveju mes taikome tą vadinamą naują vaiko adaptacijos tą procedūrą. Tai reiškia labai paprastai, kad jeigu atsiranda įtėvių šeima, kuriems pasiūlytas įvaikinti šitas vaikas, mes darome susipažinimus. Jie vyksta globos centre pas mus. Tai reiškia pirmą stebėseną, kaip jie nori, žiūrim, ar vaikui jie patiko, ar vaikas atkreipė jos dėmesį, ar neatkreipė, daug pasakojama apie vaiko įpročius, kasdienybę ir taip toliau. Paskui, kada jau vyksta ten tie teisminiai dalykai, tankiname šituos susitikimus, kad jau vaikas matytų ir praktikoje tikrai jis jau atpažįsta juos ir jau prieš pat visus teisinius dalykus, ten teismai ir visa kita, įtėviai gali parsivežti vaikiuką, ta prasme, į savo namus parodyti, ta prasme, vyksta pripratimas. Ar vaikai pamiršta iš karto budinčius, manyčiau, ne, bet kada jie turi labai svarbų tokį ir įdomų naują objektą, tai čia jau yra tikrai ten kur kas įdomiau. Budintis globotojai dažnai nuo mūsų įvaikintų vaikų įtėvių gauna nuotraukas kaip paguoda. Ta prasme, tai nėra imi ir nukerti. Ir čia tas žmogiškasis faktorius, kurio neapibrėžti nei įstatymais, nei nurodymais, niekuom. Tačiau tai tiesiog reikia suprasti. Ir jeigu budintis globotojai sako, kad nuotrauka man tik širdį skaudina, tai žinoma ir nesiunčia niekas. Įtėviai ir globėjai nueina nelengvą ir ilgą kelią norėdami įsivaikinti ar globoti vaiką. Ši kelionė toli gražu nelaimingos pasakos pabaiga, o kupino iššūkių kelio pradžia, kuri ne kiekvienai šeimai baigėsi laimingai. Tačiau pasak pagalbos paaugliams iniciatyvos vadovo, sėkmingų istorijų yra daugiau nei nesėkmingų. Labai džiaugiuosi, kad tikriausiai gerų pavyzdžių yra daugiau negu nevykusių pavyzdžių. Ir matyti, ir jums bus įdomu žinoti, kad tokia yra įvairūs ten tie tyrimai, statistikos įvairiose valstybėse. Aišku, ten tie tyrimo duomenys tokie subendrinti, rodo, kad vis tik dėl to, kokios bebūtų programos, kultūros, vis tik dėl to 30% yra nesėkmingų globų ir įvaikinimų. Kaip ir besistengtum, tai matyt yra tas esminis suaugusių žmonių tas vidinis faktorius. Tai apie 30% yra tokių atvejų. Ir manyčiau, Lietuvoje tas kažkur yra irgi panašu ir be abejo, tik blogai, kada Lietuvoje nėra naudojama ta
tos prevencinės priemonės, nėra įpratę. Tai va štai čia irgi yra motyvas galvoti, ką galima daryti. Tai PPI, tarp kitko, apie mūsų įstaigą kalbant, tai mes esame bene vienintelė viešoji įstaiga vykdanti globos centro veiklą, kurį mes rengiame, darome, diegiame naujas metodikas iš kitų ES šalių. Tai šiuo metu mes su Belgija ir Latvija diegiame PVO metodą, aš nešifruosiu, kas tai yra, bet tai yra ankstyvosios prevencijos metodas, kuris padeda įtėviam arba globėjams tapti konkretaus vaiko tėvais. Tai štai vienas iš tų paskutiniųjų, tokių mūsų unikalių metodų ir mes tikimės, kad greitai Lietuvoje ir kiti tai naudos. Mūsų visuomenėje, kaip ir kitose, yra šeimų, kurios dėl tam tikrų priežasčių ar aplinkybių negeba ar negali pasirūpinti savo vaikais. Lygiai taip pat, kaip yra šeimų, kurios negali susilaukti vaikų, tačiau labai to nori ir yra pasiryžę dalintis beribę meilę ir rūpesčių. Todėl labai svarbu, kad mūsų visuomenėje kuriasi organizacijos, buriančios altruistiškus žmones, norinčius padėti šeimoms įsivaikinimo ar globos kelyje.